Kuris pienas geriau? Gyvulinis. Ar augalinis? Gal jam reikia pagalbos? Gal, bet italų mokslininkai lygino sojos, migdolų bei kitų augalinių pienų maistingumą su ožkos bei karvės pienu. Jie nustatė, kad augaliniuose gėrimuose dažnai yra mažiau riebalų bei kalorijų. Tačiau čia ir baigėsi augalinio pieno privalumai, nes karvės piene Yra daugiau baltymų ir jų kokybė yra geresnė. išskyrus gal sojų pieną, bet čia tai padažas. Kalbant apie vitaminus bei mineralus, gyvulinėme piene yra daugiau vitaminų, pavyzdžiui B12, Bei mineralų, tokių kaip cinkas ir magnis. net ir pridėjus vitaminų bei mineralų į augalinį pieną, jų įsisavinimas nebus toks geras. Dėl šių priežasčių kito tyrimo autoriai teigia, kad karvės, ne apie tavo kaimynę šnekam, beje šaltinėje aprašyme, pienas ne tik užtikrina vaikams stiprius kaulus bei ūgį, imk tau pravers. Aš tau dar vieną atnešiu. Bet ir kognityvinį vystymąsi šita brokuota neatsidaro. Gana to, lyginant augalinį pieną su gyvuliniu, jame yra daugiau pridėtinio cukraus bei konservantų, anot žurnalo Nature. Todėl mes rekomenduotume gyvulinį pieną. Net ir veganams. Juokauju.